Vakar sužinojau baisę žinią, Jonuškų buvo atvykę Kašės pažaisti humoro ir teatro grupė Ambrozija. Vyrai labai rimti ir pasakė, kad Kauno areną užliejo kažkokį dumblį. Skubu išsiaiškinti. Kalbiname Ernestą Lesiną, 2011 m. Eurobasket rinkodaros grupės vadovą. Mes atvykome į Vilnių, nes gavome SOS signalą. Kaune statybos stoja. Netiesa, arena yra pastatyta, tai čia visų pirma. Vidų infrastruktūra yra praktiškai sutvarkyta, o kalbėtų apie žolę, kuri dar yra nesutvarkyta. Ne, aš ne apie žolę, kaip tik sužinojome, kad kažkokie povandeniniai vandenys, dumblai. Ką dabar darysime su tais dumblais ir kas juos valys? Visus dumblus aplink Kauno areną turėtų sutvarkyti be abejo pati arena ir savivaldybė, ir mes net nebejojame, kad tai nutiks. Reikalui esant, aš manau, kad visas organizacinis komitetas yra nusipirkęs guminių batų, kastuvų ir su savanorių pagalba mes būtinai viską sutvarkysime iki čempionato pradžios. Tai tu užtikrini, kad viskas vyksta pagal planą? Aš manau, kad niekas neturėtų abejoti Kaunu kaip krepšinio širdimi, kaip krepšinio sostinė, Kaunas susitvarkys. Na, kadangi Ernestas užtikrino, kad viskas vyksta pagal planą ir viskas gerai, minu toli. Ačiū. Geros kelionės tau. Dėkiu, labai skubu. Dabar aš dirbsiu vieną atribų. Dumblas kažkoks užliejo. Ar pavežtumėt, labai skubu? Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną. Labą dieną. Kauno areną reikia gelbėti. Ar galėtumėt pavežti? Vieną tokius galiu. Nu tai vieną. Gerai, nieko, labai gerai. Dėkui labai, nes reikia gelbėti areną. Užpylę dumbliais. Mes prie Nemuno užaugę, mylim savo miestą Kauną. Jeigu niekas neužpys, Kaunas Lietuvos širdis. Šią saulėtą dieną atvykome į Kauną sukrėdami, kadangi sužinojome, kad aptiktas dumblas ir dėl dumblo sustabdytas visas statybos. Jūs esate kaunietis? Taip, aš esu kaunietis. Ką jūs žinote apie tą dumblą? Nežinau, čia žvėjai renkasi, gal jie čia tiek primėtė, kad dumblo daug šerdami tą žuvį, kad jos daugiau rinktis. Nes jie pastoja čia stoja, šiuo momentu nėra, gal jiems per karštą, bet aplamai tas dumblas tai tikrai nėra nuodingas, nes matot, paukščiai skraido, antis viską lesa, tai reiškia čia kažkokio pašaro, gal reikėjo daugiau negu dumblas. Tai kas čia galėjo paleisti šitas kalbas? Gal dviračio šou arba kokios kitos programos, nes pas mūsų to dumblo visą laiką buvo ir bus, nes nuleistas Nemunas, kaip patys matote, augalų daug yra, kurie išdžiūvo, susidarė dumblas iš to. Tai jūs manote, kad čia yra humoristų triukas? Ne, čia antis yra. O ką tu žinai apie dumblą? Porą žodžių. Oh my god! Jam svarbiausia antis yra. Na ką, baigėme pasiekti Kauno naują areną ir kol kas to dumblo kaip ir nematome. Norime paklausti, gal jūs girdėjot ką nors apie tą dumblą? Dumblas, tai vėl prašau, pasižiūrėkit, kaip nori to dumblo. Paimsim ištekimą, vienoj vietoj, trečioj, ketvirtoj. Kiek nori, tiek vien prašau. O tai ką jūs čia veikite? Nieko žiūriu, kaip dumblas atrodo. Na ką, brangioji tauta, pasirodo, šiandieną stato, jokio dumblo čia nėra. Ir visi sako, kad ji bus laiku pastatyta, taip kad visi galime gyventi ir laukti atidarymo šios arenos kartu, ramus. Na ką, tauta, nėra čia tikrai jokio dumblo, o ką tik pabuvojame šioje arenoje, ten viskas vyksta darbai kuo puikiausiai, labai tikrai daug dulkių.